kondicionieriaus montavimo vieta miegamajame. Tai pirmas mitas, visi dažniausiai bijo jį montuoti virš galvos. Tai šitą mitą mes dabar paneigsime, nes įjungus kondicionierių, jisai pradeda pūsti. Tai šiuo atveju srautą užriesti reikėtų kiek įmanoma į viršų ir tas šaltas vėjas jis nepataiko į jūs pūsti. Tai šiuo atveju mitas tikrai yra paneigtas. Jeigu statotės kondicionierių, kuris nebevėjais, tai aš tikrai rekomenduočiau įdėti virš galvos. Tai tokiu atveju tikrai tas šaltas vėjas į jūs nepūs. Jeigu kita vieta būtų tinkama miegamajam, tai dažniausiai naujoje statyboje rekomenduojama dėti virš durų. Kodėl virš durų? Todėl, kad toj vietoj neužstatoma nei spintom, nei niekuo, tai automatiškai laisva erdvė ant sienos yra likusi. Ir kitas dalykas, priešais duris labai retai kada būna lova. Tai dėl šių priežasčių būtų dvi pagrindinės vietos, kur juos montuoti. Jeigu tai mažas miegamasis, galimas variantas ir dėti bevėjį kondicionierių. Kas tai yra bevėjis kondicionierius? Tai, kaip matot, šitas kondicionierius praveria žaliuzę ir pučia šaltą orą, tai bevėjis kondicionierius ją uždaro ir visas tą vėsumą išpučia kaip miglą per visą korpusą, nes jo korpusas visas yra perforuotas mažom skylutėm. Tai gaunasi jis išpučia kaip miglą, nėra tiesioginio vėjo, dirba tyliai ir turite komfortą. Tai miegamajam būtų palankiausi šitie sprendimai.